Rockwool akmens izoliacinės plokštės naudojamos įvairiausių pastatų konstrukcijų šiltinimui. Tiek gyvenamosios, tiek visuomeninės, tiek pramoninės paskirties pastatuose. Akmens vata iš kitų termoizoliacinių medžiagų išsiskiria pagrindinėmis šitomis savybėmis. Tai yra nedegumas, laidumas vandens garams, atsparumas drėgmei ir akustinis komfortas. Jeigu kalbėti apie kiekvieną iš šitų savybių, tai kiekvienas iš mūsų iš tiesų susiduria gyvenime su tokiose situacijose, kai mes negalime kažką pakeisti, o nelaimingi atsitikimai dėja nuo mūsų taip pat nepriklauso. Taigi, nedegumas viena iš termoizoliacinių medžiagų pagrindinių savybių, kuri iš tiesų atlieka ir pasyvią apsaugą nuo ugnies tiek mūsų pastatų, tiek ir tų patalpų, kuriuose mes randame. Jeigu kalbėti apie kitas savybės, tai pakankamai svarbi savybė, kuri galbūt ir nėra matoma, tai yra laidumas vandens garams, nes visos konstrukcijos, nesvarbu iš kokių medžiagų jos būtų pagamintos, jos visgi yra kvėpuojančios. Ir ta buitis, kuri vyksta kiekvienoje iš mūsų šeimoje, namuose, vėlgi įtakoja tas konstrukcijas ir visi fizikiniai procesai, kurie vyksta per sienas, nors ir nematomi, jie yra. Ir vienas iš tų akmens vatos savybių, kuri iš tiesų yra pakankamai svarbi, kad medžiagos būtų ilgaamžiškos ir gerai išlaikytų šilumą, tai yra gebėjimas praleisti vandens garus, o akmens vata būtent ir pasižymi vieną iš tų savybių, kad jinai labai gerai praleidžia vandens garus. Kita iš savybių tai yra atsparumas drėgmei. Dėl specialių priedų, kurie naudojasi gamybos metu, akmens vata yra vandens neįgerianti medžiaga, nors ir sušlapusi jos paviršius įdrėksta vos keli milimetrai ir toliau jinai išdžiūsta esant palankioms oro sąlygoms. Dar viena iš savybių tai akustinis komfortas. Akmens vata dėl savo pluoštinės struktūros sugeria garsą, tai yra izoliuoja pertvaras kambarius nuo triukšmo ir nepageidaujamo garso, kuris taip pat supa mūsų aplinką. Rockwool šiandien pristato šiltinimo sistemą, kuri yra naudojama fasadų išorės šiltinimui, kai yra naudojamas apdailai dekoratyvinis tinkas. Iš kitų šiltinimo sistemų esančių rinkoje Rockwoolas išsiskiria tuo, kad šita šiltinimo sistema yra tiekiama iš vienų rankų. Šiuo atveju, jeigu anksčiau atskirai termoizoliacinės medžiagos ir kiti komponentai, kurie taip pat yra naudojami šitoje sistemoje, buvo surenkami iš atskirų gamintojų, tai būtent tuo mes ir išsiskiriame, kad pirkėjas, įsigydamas šią sistemą, gauna visą komplektą iš karto ir termoizoliacinės medžiagas, ir komponentus, kurie naudojami apdailai. Sistemą sudaro du pagrindiniai komponentai, tai yra termoizoliacinė medžiaga, tai yra akmens vatos plokštės, jos gali būti dviejų tipų, tai yra plokštės Frontrock Max E arba fasadinės lamelės Fastrock LL. Tai yra termoizoliacinės medžiagos ir taip pat naudojami komponentai, kurie skirti būtent šitom plokštėms padengti, tai yra apdailai įrengti fasado konstrukcijų, tai yra tinkai, kurie gali būti trijų rūšių, tai yra polimerinis mineralinis tinkas, tai yra silikatinis tinkas ir yra silikoninis tinkas. Visi kiti komponentai, kurie reikalingi tai sistemai užtikrinti, kaip įvairūs pasluoksniai, gruntai, taip pat yra sistemos dalis, kurią tiekia Rockwoolas. Šiltinimo sistema yra sertifikuota Europos Sąjungoje, turi galiojantį Europos techninį liudijimą, taip pat atitikties sertifikatą bei deklaraciją. Iš kitų rinkoje esančių sistemų pagrindinis privalumas prieš kitas arba lyginant su kitomis sistemomis galėčiau paminėti tai, kad Rockwoolas suteikia oficialią 10 metų garantiją visai sistemai ir pirkėjas įsigydamas sistemą ir ją sumontavus yra tikras, kad 10 metų laikotarpyje, jeigu kažkokie tai ir būtų neatitikimai ar medžiagų pažeidimai, tai garantija galioja visus tuos metus
ir iš tiesų ilgamžiškumas, kaip rodo įvairūs tyrimai, yra pakankamas ir mūsų sąlygomis pilnai atitinka visus reikalavimus. Įsigydami šiltinimo sistemą iš Rockwool, jūs būsite užtikrinti, kad medžiagos tarnaus ilgą laiką, atitiks visus kokybės parametrus, o svarbiausia, jūsų namai bus šilti, jaukus bei apsaugoti nuo įvairiausių nemalonių poveikių.